Labą dieną. Nusprendžiau padaryti tokį trumpą įrašėlį, tokių mano manimų gan svarbių klausimų. Kadangi vykstant tam konfliktui tarp Rusijos ir Ukrainos, pastoviai per televiziją, nors sakau, kaip aš nežiūriu jos, bet vis tiek tenka matyti, užmest akį ir svečiuose, pastoviai tokia viena girdima labai frazė tokia - rusofašistai. Kadangi taip, nežinau, kiek dažnai tai naudojama yra masinės informacijos priemonėse, bet aš bent jau kiek man tekdavo taip užmesti akį į žinias, tai dažnai aš girdžiu tavo rusofašistai. Pagalvojau, kad šitam reikalui reikėtų įnešti šiokio tokį aiškumą. Ir konkrečiai šneku apie tai, kas tas yra fašizmas. Kas tai per dalykas, kaip sakant, su kumis iš apskritai yra valgomas. Tai va. Fašizmas šiaip jau keldinamas iš Romos laikų, kaip sakant. Bet čia vėlgi aš paaiškinsiu, koks tai čia yra, kaip čia yra iškraipyta, kadangi čia yra simbolis kalba. Čia reikia kalbėti apie simbolį, aš apie simbolius ir kalbėsiu šiuo atveju. Tai va, oficialiai kaip tai sakoma, kas tai yra fašizmas, prašom pasižiūrėkit patys. Pasižiūrėjot, tai va, fašizmas ir ten yra vienas esminis žodelis, nuo kurio, kaip sakant, ir prasideda fascija. Kas yra fascija? Tai yra ryšulėlis. Tai va, mintis apskritai yra, kas tas yra fascija, tas ryšulėlis. Yra, sakau, keldinama iš Romos laikų, bet tačiau yra tai senesnis simbolis ir gale įrašo paaiškinsiu, kas tai per simbolis ir pažiūrėsim, kas čia iš tikrųjų yra fašistai ir ką tas reiškia ir kaip tai apskritai reikėtų naudoti. Ir ar jis blogas ar gėris, ta fascija, ta idėja ta. Tai va, fašizmas kaip idėja tokia yra, kad tai, kad nusako paprastai, kad reiškia. Tai šatrelių, bruselių ryšulėlis, kuris turi tam tikrą mintį. Paprašiau tariant, vienas šapelis lengvai laužomas. Po vieną galima slapti, tačiau suimk šapelius į krūvą, suspausk juos. Ir tai gaunasi stipri vieninga struktūra, kurios neįmanoma palaužti. Paprašiau tariant, lietuvių kalboje tai būtų atitikmuo stiprybė vienybėje. Tai mintis ir yra šito simbolio, seno simbolio, kad po vieną, kai yra suskaldyta kažkas, tai po vienetukais sulaužyti, sunaikinti yra labai lengva. Tačiau kai tos vienetukus suspaudai, suėmė į vieną sąjungą, į vieną kumštį, kaip pirštai suspaudai, jų sulaužyti nebegalima. Romos imperija naudoja šitą simbolį, todėl kad visi iš oficialios istorijos žinot, nors kas tas Romos imperija, čia vėlgi oficiali istorija šūdo kratinys didžiąją dalim. Kas supranta, apie ką aš neku, kas yra neoficialios istorijos šalininkai, žino, kad tai buvo etruskų 3 miestų sąjunga, Etrurija, bet čia kadangi vėl su rusai susiję, tai šita dalis buvo sunaikinta, tas vokiečių istorikas, vadinkim dabar, kuris parašė tą oficialią istoriją, kurią mes dar mokinamės mokykloje, susirinkęs visus tuometinius manuskriptus, raštus, sukūrė tą chronologiją, kurią mes dar mokinamės. Ir paskui netikėtai jo namai sudegė su visais raštais. Ir kadangi dabar neturim, reikia skaityti, ką parašė tas vokietis. Jo, tai o realiai iki šiol yra eksponatai, kuriuos saugo Vatikanas. Beje, praeitais, meluoju, prieš kokius gerus, gal 5 metus Vatikanas buvo išstatęs, padaręs mažą parodėlę etruskų. Statulėlės ten buvo, žiūrėjau per internetą, galima buvo pasižiūrėti, dabar nepamenu, kaip vadinasi. Atrodo, prieš pirmą bakanaliją su tom virusu. Žiūrėjau ją. Oficialiai jis kalbama, kad etruskų raštas neįskaitomas, niekas negali išversti iki šiol. Šumerų dantraštį, kuris yra vienas turbūt sudėtingiausių išverstų žmonijos iššifruotų, nors ten problemų yra atskira kalba, ten su jom sugebėjo, etruskų, slaviškos kalbos atšakos neišeina. Nors jau prieš kokį 100 metų turbūt lenkų kalbotyrininkas pasakė, kad tai slaviška atšaka ir puikiai skaitoma, bet neskaitoma. Neskaitoma žodžiu. Tai Romos imperija. Kadangi vėl aš tą miniu apie Etruriją, tai todėl, kad tai tas simbolis susijęs su tuo, galia paaiškinti. Tai dabar prieikim prie to. Tai tas simbolis, jo prasmė yra vienybė ir stiprybė.
Ir šitam simboliui dar dažnai buvo naudojama kirvio įstatytas, reiškia, jeigu teka matyti, pasižiūrėkit, įsiveskit fasciją ir matysit, dažnai meta be kirvio, bet aš dabar, kadangi pabandžiau pasižiūrėti, tai meta, bet paprastai tai yra fascija, tai riešulėlis su kirviu šone. Mintis yra, kad vienybė, reiškia, vieninga tauta suprantanti šitą mintį, yra vieninga ir nesulaužoma, tačiau priešas yra skaldomas. Tačiau tariant, kirvis skirtas priešui, o patiems saugoma tik vienybė. Tai va čia yra to simbolio prasmė. O realiai, tai ne joks ne Romos simbolis, ne italų fascija, o tai senas slaviškas žodis fašinka, ryšulėlis. Kas ir parašyta oficialiai vienas žodelis, yra ryšulėlis. Rusų kalbą suprantantis tą puikiai žino, ką reiškia fašinka. Tai vat kaip šatrelių ryšulėlis. Rusų kalboje reiškia fašinka. Kodėl sakau rusų kalboje? Todėl, kad centras senos civilizacijos buvo tai, kas dabar vadinama Peterburgu. Ir vat jeigu pažiūrėsit Peterburgė, čia reikėtų paaiškinti dar taip vadinamas arkas, triumfo arkas, kas tas triumfo arkos, kaip tai statusai. Centras ir metropolijos. Pagal arkas jūs galite sužinoti, kokiam Europos miestui kokią užėmė rangą. Jeigu atkreipsit dėmesį, ant kiekvienos arkos viršui yra fajetonas su arkliais. Tai vat Peterburgė, jeigu aš teisingai pamenu, aš dabar rangą, kadangi neturiu, tai yra fajetonas traukiamas 3 arklių iš vieno ir iš kito, reiškia 6 arkliai. Vokietijoje dabar galvoju, buvo paprašiau tariant, mintis paprasta. Aš nesu matęs paprastai, kiek aš domėjaus, gal kas nors gal turit nuotraukų, kurio arka, paprastai tas arkas jau iš vis neturi fajetono. Tai reiškia žemiausias metropolijos laipsnis jau. Žiūrėjau tariant, 3 yra aukščiausias, kadangi jūs žinot, Peterburgas buvo nulinis meridianas, dabar šiai dienai yra Greenwichas, Londonas. Tai vat kai senoji civilizacija buvo sužlugdyta, tos parazitinės ideologijos, kuri dabar, čia vėl atskira tema, aš nenoriu plėstis. Nulinis meridianas, tai nulinio meridiano pasibaigimas ir naujo suteikimas, tai paprastai tariant, oficiali data, kada sena civilizacija žlugo. Reiškia, sena imperija, pasaulinė, nebuvo jokių valstybių, nežinau, kad žmonės, kas duomenys supranta, kad netgi pirmo pasaulinio karo jokių valstybių neegzistavo, toks dalykas kaip valstybė apskritai yra tik teorija. Čia vėlgi atskira kalba, bet aš dabar nesiplėsiu, tai va. Pažiūrėkit Peterburgė, ant Peterburgė yra fajetonas traukiamas 3. Kitur, kituose miestuose, kur yra Paryžiui, daug šiaip yra tų arkų triumfų, kitos apgriuvusios, gal ten ir buvo tie arkliai, dabar niekas nepasakys, plus pasauliniai karai, gal jie buvo sunaikinti, gal jie kažkaip tegu istorikai paaiškinti, bet esmė yra, kiek arklių, toks ir statusas. Jeigu rasit kažkur 4 arkliais traukiant, tai reiškia, centras buvo. Bet kadangi aš žinau tik šiai dienai tik Peterburgą, šio laukinį Peterburgą, nors senam žemėlapį kažkada domėjaus kartografiją, tai kažkokia tai buvo Suomių berods senas žemėlapis, kai dar jūra net nebuvo prie Peterburgo, ten buvo parašyta, tas miestas, kur dabar Peterburgo, yra Novagardija buvo parašytas žodis, Novagardija. Naujoji garda, jeigu taip išvertus vėl iš slaviškas, naujoji gynybinis centras, jeigu taip Novagardija. Nesvarbu, esmė ta, kad tai kas tikit, kad ten Petriukas atėjo, ten į tą pelkę įbridęs, jis ten suprojektavo, viską pastatė, šaunu, kaip sakė, flagom rūkį, sėkmės toliau. Tai senas miestas, atstatytas, paprašiau tariant. Ir tenai, jeigu jūs pasižiūrėsit, aš ilgai ieškojau, kadangi aš suprantu, kad ką tas simbolis sako, ką jis reiškia. Aš buvau įsitikinęs, kad tam, aš pats Peterburgė niekada nebuvau, todėl aš ieškojau per nuotraukas, labai man sudėtingai ten sekės, nes registracijas visokias, kukiai, išmukiai, sutikimus duokit, aš jų nedėjau, tai man labai sunku. Bet aš radau vieną nuotrauką, paskui įdėsiu gale. Gal aš ten klystu, kas esat buvę, kas gal turit geresnę kopiją tos vietos, ten tų vartų, kur yra fajetonas, priešais Įsakevską statulą, reiškia, apačioj prie vadinamo, kaip čia, ten skydų, apačioj yra toks horizontalūs tokie elementai 2. Kadangi aš ieškojau vertikalių, tai sunkiai buvo, paskui pastebėjau, kad yra horizontalų. Ten yra 2 fašinkos.
su kirviais abiejuose galuose. Tai aukščiausias fašinkos, jau reiškia aukščiausias, todėl kad kaip ir fajetonas, kaip sakiau, yra arkos, tos, su arkliais, kur nikė traukiama fajetono. Yra 3 arkliai, taip pat laipsnis, viskas yra laipsnis, kaip ir kariniai, kaip ir simbolika visa, insignijos viskas turi prasmę, jos nėra taip, kad kažkas nupiešia, sugalvoja užsilipdė kas ką nori. Jos turi prasmę. Simboliai, pati seniausia kalba, seniausia informacijos šaltinis. Tai vat, ten, mano manimo, aš turiu dėsiu nugalę nuotrauką, tai labai sunkiai matos, bet yra tavo fašinka, mažutė. Horizontaliai jinai yra. Ir yra dviguba fašinka. Tai aukščiausias, tai reiškia, metropolijos, kurių tik turėjo naudoti teisę, tik metropolija, kaip ir tą fajetoną 4. Tai vat, fašija, arba fašinka dabar jau, kai žinot, ką tai reiškia, tai slaviškas žodis, senos imperijos, negalėčiau vadinti, senos civilizacijos senas simbolis, kuris reiškia vienybę ir stiprybę. Jo mintis. Kadangi parazitai viską šitam pasaulyje išverčia, sukreipia, suluošina visus senus simbolius, išniekino, tą patį, kas ir beje atliko nacistai su mūsų slaviško tos pakreiptų simbolių svastika, kuris nieko bjauriasties neturi, jo mintis visai, jo prasmė visai kitokia. Bet vienoj pusėje, vėlgi reikėtų aiškinti, kas yra nacizmas. Čia vėl atskira kalba, dabar aš apie tai nenoriu. Tai va, suniekino vieną simbolį, kiti išniekino kitą simbolį. Nors jie neturi jokios, tačiau per televiziją pastoviai girdim rusofašistai. Rusofašistai ten numetė bombą tenai. Rusofašistai numetė bombą tenai. Man toks klausimas, taip išeinant iš simbolinės kalbos. Kur jūs matot pas rusus vienybę? Kur jūs matot tą galę tenai? Nu, aš suprantu, ką jie turi pasakyti, bet aš turime dabar iš simbolinės kalbos, ką simbolis sako. Ir pažiūrėsime, kas iš tikrųjų fašistai, vėliau parodysiu. Tai va, kur jūs mato tą galę Rusijoje? Rusai, kaip tauta, yra tokia pati postsovietinė kolonija. 80% jos įmonių resursų priklauso užsienio korporacijom, kurios registruotos offshore'uose, Mergelių salose, ten visuose offshore'inėse jurisdikcijose. Rusija gyvena gilumoje tenai, pokario laikai tenai, lušnynai, žmonės, aš nežinau, kaip ten iš viso išgyvena. Apskritai Rusija yra kaip tauta labiausiai naikinama postsovietinė, sakykim taip, etnosas, taip, negražiai, bet taip. Žiūrėjau tariant, jie labiausiai naikinami, kadangi visos kitos praktiškai jau tokias, jau sutiko pačios po diktatų. Lietuviai iš vis nepasipriešino nieko, jau tai dėl to nereikėjo čia, nors čia buvo jau pasirengimai, toks oželis, šokinėja su arkliu, pasus jau ruošia žemaičiam, žemaičiai ne lietuviai, tam atveju būtų pasipriešinimas, būtų sukryšinta ir mūsų tauta, lietuviai su žemaičiais. Žemaičiai būtų ten, aš pamenu toks oželis, ant arklio judinėjai šiandien. Ką jis ten kalbėjo, dabar nebepamenu, jau čia senai. Tai va, kadangi jų tauta tokia didesnė biški, daugia nacionališkesnė tokia, ten daug tokių niuansų, tai jos taip, kaip Alinas Dalasas planas, kaip ir kitų tų vakarų korpokratų ir kitokių neokonininkų, parazitų, tų technokratų planuose, kad rusų tautą iš vis reikia sunaikinti, nors kai kurie ten maži skaičius sakė, Margaret Thatcher sakė, kiek ten rusų užteks ir 10 milijonų berods, taip jinai sakė, ar 5, dabar nepamenu šių. Tai va, kur jūs mato tą vienybę, neaišku. O tuo pačiu metu, pažiūrėjus į amerikiečius, jie patys deklaruoja, kad jie yra fašistai. Netikit. Pasižiūrėkit, va. Monetą pasižiūrėkit. Pasižiūrėkit Džordžą Vašingtoną skulptūrą stovintis, atsirėmęs į fašinką. Fascija arba fascija. Gal nulūkim tą žodį, kad būtų. Va, arba jisai sėdi savo kėdutėj, foteliukė, rankytės padėjęs ant 2 fascijų. Pažiūrėkite į Kongresų rūmus galų gale. Kongresų rūmai, 2 milžiniškos fascijos iš šonų. Jie patys sako, mes fašistai.
Tai kodėl jūs neįsikė nepavadinot amerikiečių fašistais? Pasakykit Trumpui, ponui, jūs pats nuostabiausias fašistas. Jisgi mėgsta komplimentus. Ką, jūs nežinot, kaip jis mėgsta komplimentus? Pasakykite jam komplimentą per žinias. Nuostabiausias fašistas Trumpas, va ten padarė, va tai. Žinot, kaip jūs pabučiuotumėt jo savimylę? Subinytę. Čia praktiškai nesubinytės pabučiavimas, jau būtų tiesiog išbučiavimas. Jis tiesiog būtų labai nusytę jau siriestų, jis būtų patenkintas. Nu, kodėl jūs nesakot? Jie patys sako, mes fašistai, va, simboliai. Jie juos oficialiai rodo. Tačiau jūs rusų fašistai. Aš iš vis nematau pas rusus jokios vienybės. Jokios galios ten nematau. Būtų vienybė, būtų galia. Dar 14 metais, kai tavo šutvė nuvertė legitimuotą prezidentą, nu jie įsirinko jo, nežinau. Jau tą pačią dieną, kai tik pradėjo bombarduoti Donetską, Luganską, taikius gyventojus, sprogdint bombom, kai taškė, kai jūs nei vienas, blecha, tos papugėlės kalbančias, nei žodžio nepasakėt. Separatistai buvo ten, jie baisus jo. Ta pačią dieną būtų taip pat, kaip amerikiečiai, va taip kaip daro, va, su aviacija, subombarduoti visi taškai pagrindiniai, visi tos elektrinės, tos sušiktas jų ten transformatoriai, ką ten dabar čia bliauna dėl kiekvieno to transformatoriuko sugadinto, va, būtų subombarduotas, pirmą savaitę būtų aviacinė bombardavimas, kaip amerikiečiai lygintų visus. Antrą savaitę, nu dar iš laivų, iš 100 km pašaudytų, damušinėtų točišnai udarai, kas dar veikia, kaip sakant. O paskui iš visų regionų, per Baltarusiją, per Rusiją, iš Krymo pusės įleistų su visa pėstininkų, visa armada. Viskas. Per savaitę, kaip amerikiečiai, būtų viskas gražu lygu, būtų visiška demokratija, europietiška. Ir žmonės, ir pastatai lygus. Nu, kaip Irake. Ten absoliuti lygybė. Ir žmogus, ir pamatai lygus. Iki šiol. Jie kiek čia, 5 metai kapstos. Žaidžia kažkas bombikės mėto viens į kitą. Kur jūs tą galybę matot? Na, aš suprantu, čia jau reikia suprast mano ironiją, kas žiūrės, kas turi pas ką smegenėlės nepritriestas, kaip sakant, supranta mano ironiją. Bet tada pažiūrėkime iš kitos pusės. Amerikiečiai. Galim papugėlės tos kalbančios visos televizinės primint gal, kas rėmė trečiąjį reichą. Visas kompanijas amerikiečių, Fordas, IBM, dabartinis Microsoft, rėmė nacizmą. Gal primintim, kas Dresdeną subombardavo, taip pat taikius gyventų. Dresdeno bombardavimas iš vis buvo kažkas unikalaus. Su padegamosiam bombom. Išdegina taip, ko net aš neįsivaizduoju, net analogijos, šių dienų analogijos pritaikyti. Kas įvyko Dresdene. Kiek žmonių ten sudegė, aš nežinau, Dievas gali tai pasakyti, kas ten vyko. Karo pabaigoje, kai nebeturėjo jokios reikšmės. Galim priminti reikėtų, kas atominės bombą, ginklą panaudoja. Ir ne vieną. Prieš civilius gyventojus. Aš nesaku, jeigu būtų numetę ant dalinių, ten drąsiai japonų samuraičiai, kai būtų sudegę, hrien snimi, bet jie ant taikių gyventojų mėtė tas bombas. Priminti jums, žinot, kiek žmonių žuvo? Gal priminti jums apskritai Vietnamo karą, konfliktą, kuris įvyko praktiškai išprovokuojant tą invaziją popierėliuose. Jokios Tonkino įlankos incidento neegzistavo, tai buvo amerikiečių popieriuko laikraščiuose. O po ko įvyko invazija. Iki šiol, kai buvo deginami napalmų, taip pat taikus gyventojai, Orange Bee chemikalas, kuris buvo pilamas, kuris iki šiol pasiekmes. Nenorite apie tai pakalbėti. Nu, aš jau nešneku, tiek to jau seni laikai buvo ten. Užmirškime, kas senais, kiek ten prideginta, prižudyta, neturi čia kaip su Vatikanu, ten, kiek ten inkvizicija ten priskėlė, nesvarbu. Nu, gerai, Jugoslavijos bombardavimas. Kodėl jūs jų nevadinat fašistais? Vat jie iš tikrųjų vieningi. Pas juos galia, taip. Ir jie patys sako, mes fašistai, mes vieningi, o jumis skaldysim. Tačiau jūs rusų fašistai. Kur jūs matot pas juos tą vienybę ir galę? Tai naikinama tokia pat tauta. Ir viskas. Tai kolonija. Visi resursai jiems nepriklauso. Miškai jiems nebepriklauso. Jos korporacijos eksploatuoja taip, kaip jiems skaitų, kaip jiems reikia.
Taip pat kaip ir pas mūsų bus. Nu, jau vyksta praktiškai. Čia pas mūsų tas pats, tik kitokie laipsniai. Nu, vat, Lukašenko nelabai nori pasiduoti, va taip. Nu, vat, su jo biški problema yra, vat. Nu, vat, Iranas dabar eina, vat. Jis ten turi savų tokių biški niuansų, islamiškas pakraipos. Tai va. Gal aš čia per daug įsiplėčiau, bet manau supratot, kas tas yra fašinka, kad tai yra senos civilizacijos, senas, iš tikrųjų geras simbolis. Jo esmė yra brolybė, vienybė, jo mintis yra, kad tik vienybėje įmanoma sukaupti, turėti galę. Nėra jokios galios, kai visi išsibarstė su praplautom smegenėlėm tokiam. Man kur tai, avinų gali būti milijonas kartų unisonų bliaunančių, trepsinčių ar mojuojančių vėliavėlėm. Užteks ateiti vienam vilkui. Man atrodo, nereikia aiškinti, pas ką gali ir kas nuo ko bėgs. Man atrodo, suprantat patys. Vienybė tai ne bliovimas unisono. Ar trepsėjimas unisono, ar vėliavėlių kolorinių mojavimas. Na, o pabaigai gal reikėtų pasakyti taip. Viskas šitam pasauliu yra išversta, suluošinta, iškraipyta. Ta parazitinė struktūra, apie kurią yra atskira, čia reikėtų kalba, performatavo praktiškai jau šitą civilizaciją. Visa tai, kas buvo iš tikrųjų, visa tai, ką mes dabar šiai dienai matom, tie simboliai, tie, kurie paprastai dabar yra paversti bjaurasties simboliais, nors jie kai kurios patys naudoja, todėl kad juose yra užrakinta istorinė, šimtus, gal net tūkstančius metų sukaupta informacinė energija. Tik tiesiog jie tą energiją dabar panaudoja saviem tikslams, iškreipdami ją, pakeisdami diapazoną, jos dažnį, tos informacijos. Kas supranta, tas supranta šitų simbolių kalbą. Tas žino. Visiems tiems triksėtojams, trepsėtojams, tu gali integruoti tokią informaciją, kokia reikalinga. Tai va. Na, o tie, kurie čia gyvi, o čia nepritriesta papūgėlių ir visokių televizinių beždžionėlių propagandinė mėšla, manau, puikiai supranta, ką aš norėjau pasakyti, ir puikiai supranta, kas vyksta šitam pasaulyje aplink juos. Ačiū uždėmesi.